Jieznas. Pačioje miestelio širdyje gyvena 29 gan retai sutinkamo vardo savininkas Jovitas. Nustebome pamatę jį, nes pasitiko mūsų filmavimo grupę kaip pats tikriausias džentelmenas. Tai šiandien esi labai galantiškas. Nu taip. Kodėl? Nu, aš visą laiką būnu galantiškas, kai kur reikia važinėti, ten visur, visą laiką būnu. Kur dainuoja ar ką, tai visur apsirengiu šitaip. Ir šitaip aš pats pasižiūriu veidrodį, kažkaip man ir pačiam geriau, kad gražesnis atrodo, o ne taip, kaip būni su barzda, ten su ūsais. Jovito, kaip ir daugumos našlaičių istorija, labai panaši. Gimė jis vienur, augo kitur, o šaknis suleido čia. Aš gimiau Kaune, augau Utenos vaikų globos namuose. Ir turiu ten tokį lapą, kad tikrai gimiau, kur siunčiau. Turiu tą lapą, kad tikrai ten gimiau, ten augau. Ir nuo kiek metų atvažiavai į Jiezną? Aš šitą atsimenu tikrai, kad nuo 7 metų čia mane atvežė. Į čia tai kur? Į šitą pagalbinę mokyklą. Gal ir netvirtos Jovito mintys, bet širdis didžiausia jo patarėja. Tas, kuris bando jį apgaut, pasinaudot, pats lieka žioplio vietoj. Tai ar tu daug gerų žmonių sutinki? Sutinku daug gerų, bet sutinku ir blogų. O kaip jie tave skriaudžia? Nu, būna taip, kad pas vienus žmonės eini dirbti nuo ryto iki vakaro, kol sutems. Tai būna, kad prašau pinigų, kad už darbą. Tai sako, nemokėsi, tiesiai akis rėžia iš karto. Sako, džiaukis, kad valgyt gauni ir varyk, kur reikia tau. Taigi sakau, man ir gyventi reikia, tokia už ką, aš sakau, gyvensiu už ką, elektrą mokėsiu už ką ten. Tai nutyli, bet susinervuoja ir jie patys. Jie susinervuoja, bet ir aš susinervuoju, aš nenusileidžiu. Bet jau kur geras žmogus papuola, kuris tikrai supranta, kad gyventi man yra ir nelengva ten viską pasidaryti. Tai suprantate, tai tam nieko nesakau, tas supranta pats. Tai ir su tuo tada ir bendrauju daugiausia, visiems žmonėms. Ponia Domiceli, auksinės širdies moteris. Ji Jovitui už pačią tikriausią mamą. Ir jau virš 20 metų jos širdis ir namų durys visada jam atviros. Mes buvom atvažiavę į Jiezną su arkliuku, apsiprekiauti, tai to, ten visko pirkom. O tas vaikelis prie parduotuvės ten trainiojosi. Ir jis pasisiūlė mums padėti, sukrauti į vežimą, viską padėti. Nu, kai pasisiūlėti, aš ir net sakau, ir gerai, nu tai padėk vaikelį. Aš jam ant saldainių išmečiau pinigėlį, nu ir mudu įsiskyrėm. Ir viskas, aš nežinau nei jo pavardės, nei jo nieko, klausykit, tik tai va šitai va. Kad gal ar už savaitės, ar už 2, nu šito tai jau tikrai nepasakysiu. Aš iš savo kaimelio įėjau bažnyčion ir ties lentpjūvę aš jį susitikau, jis mane pasisveikino. Sakau, kur tu vaikeli eini? Taigi einu pas jumis, sako. Einu, tai jis per žmonės dasiklausinėjo, kur aš gyvenu. Ir atėjo, tai sakau, grįžkim atgal, aš einu bažnyčion, einam į bažnyčią. Nu taip ir buvo, grįžom bažnyčion, paskui ir jį pritraukėm prie choro ir jisai bažnyčioj giedojo, tas vaikelis. Nu ir po to jau jis panoro pas mane apsigyventi. Nu tai dariau, stengiausi taip, kad paimt tą vaikelį, nu ir paėmiau. O jis vaikas paslaugos, geras. Jis klausė mane, mes mudu bažnyčion ateidavom ir išmoko karves melžti, man padėdavo, kai ūkį turėjom. Ir malkas išmoko kapuoti, ir šienauti išmoko, kaip augo, bet kai atėjo, tai tik 12 metų buvo, tai dar jisai labai mažai ką mokėjo ir mažai dirbo. Tai dar tik tai reikėjo jam daugiau padėti, baisi mokyklą eidavo čia į Jiezną ir pareidavo pas mus, nu tai kiek ten to laiko. O pasitikėti tai negalima buvo vis tiek, jeigu karvutę reikia perkelti iš vienos vietos į kitą.
tą nuvedė, o kitą atvedė ant tos pačios vietos. Ant tos tuščios? Nu, tai žinot. Prie gerų žmonių glausdamasis, Jovitas išmoko ir kitų pamokų. Apie gyvenimą jis svarsto labai rimtai. Ir dar ne vienam aštrepročiui galėtų būti patarėjų. Nesiruoši parsivest kokios įdomios? Da kol kas ne. Kodėl? Kad labai panos, kaip sakant, nelabai ten tos panos žiūri mane, nes aš jeigu bendrauti, tai noriu bendrauti ir pasakyti labas, tai jos mane pavadina visai. Jos tokios yra, kad ir rūko, ir geria yra daugiausia. Tai jos nori tokio, kad, ne kaip sakant, turtingo vyro su mašina, va tak šitą aš pats žinau. Taip atsakai, kad išsidažę vaikšto, mandros. Tai išsidažę mandros, bet jos nori, kad tos dažus pirktų vyrai ten ar gėlių, ten vėl kur reikia, tai reikia, aš suprantu ir pats. Pats suprantu. Tai jau jeigu žmoną parsivestum, tai lūpdažėm duotum jai. Nu duotų ką daryti. Bet, pavyzdžiui, kai būna moteris, ar ten vyrai, ten moteris, tai būna dabaisiau, jeigu ten būna daugiausia vyrų, kad mėgsta labai mergas daryti nesąmonės, pridaro, paskui ant valdžios lieka vargas. Valdžiom reikia rūpinti. Kad vaikų pridaro. Jo. Tai tas, o aš to dar nenoriu, nes aš pats žinau, kaip pats gyvenu, nenoriu, kad ir kitas kentėtų. Tai nenori valdžiai vaikų pridaryti. Nu tai aišku, kamgi valdžiai vargti ir kam man vargti paskui. Ne tik valdžia vargsta, ir vargsta tas žmogus, kuris padaro paskui. Arba būna pabėga pas kitą moterį. O vyrų visokių yra. Jis ant tiek dabar, žinokit, protingas vaikas, kad jis pagalvoja, jis bijo prarast būtų. Bijau visko prarast. Mano brolio mergaitė buvo tokio likimo, kai jisai. Ir mano broliui labai jis patiko. Nu ir norėjau mes juos apženyti, tuos vaikus jau kartu. Nuvažiavo jis pas ją, ten pabuvo porą dienų. Ir buvo jo šventė, 60 metų šventėm. Mes anksti ryto jau kitą dieną nuvažiuojam, kad jau jis namo rengėsi. Tai ko tu, sakau, bėgi dabar? Ai, nežinau, kas jam tai nepatiko. Pabėgau. Jisai pabėgau, paskui aš parvažiavau, tai sakau, negalvoju ženytis, nepatinka. Nu, kad ne. Tėvų neklauso, nežinau, kur Skodoras, nieko dirbti nenori, o kaip susibar su manim, o ką su ją darysiu, sako, o kai dar vaikų prasimanys, tai mane išvys ir iš buto. Va, matot, kaip jisai viską sureagavo, kaip jis apgalvojo. Tai dar čia kitas neapgalvotų taip, kai jis apgalvojo vaikas. Buvo vasara prieš 4 metus ir Jiezne vyko šventė. Jiezne vyko didelė ir graži šventė. Jovitas dalyvavo toj šventėje. Socialinė darbuotoja Vilma Burbienė pastebėjo tą vaikinuką, kadangi jinai turėjo globotinę irgi Sandrą. Tai jinai susipažino su tuo vaikinuku ir pasikalbėjo ją, ar jis kada buvęs prie jūros, ar kaip, ar galėtų jam kuo padėti. Sako, mūsų bočiai, tai yra Birštono bočiai, ruošiasi poilsiniai kelionė į Palangą 3 dienų. Ir ar galėčiau, aš sako, jam nupirkti, kad kadangi bočiai apmoka kelionę, tai jau tik tais už tas nakvynės. Mes sutikom ir mes tada pirmą kartą pamatėm Jovitą. Pamatėm, kad jis labai mandagus, paslaugus, geranoriškas, labai jautrus. Ir labai nori draugauti su pagyvenusiais žmonėmis. Jūs turbūt žinote, kad bočiai tai yra senjorai. Tai vykdo programą 60+. Ir va tada mes būdami Palangoje, aš grįžtu vėl prie tos Palangos, vakarais grįždami iš Basanavičiaus gatvės arba nuo jūros, mūsų moterys eina kartu su Jovitu
Ir, žinot, dainuojam, nu, mums smagu Palangoj. Ir Jovitos puikiai mums pritarė. Tai tos moterys juokais Antanina ir sako, gal Jovitai tu tada ateitum pas mus į chorą, jeigu jūs mane tik priimsite. Va, nuo tos vasaros jau 4 metai Jovitas dainuoja mūsų chore Sidabrinė gija. Bet Jovitai, tu labai daug gerų žmonių sutinki. Labai daug. Tu manai, kad tau sekasi gyvenime? Nu, kai su žmonėm, tai tikrai sekasi geriau. Man geriau ir, kaip sakant, linksmiau dar. Man ir geresnė nuotaika, ir savijauta gera, viskas gerai man. Jaučiuosi tiesiog laimingas, kai man žmonių yra tokių gerų, kurie su manim bendrauja ir padeda man, ir aš jiem padedu. Aš tą suprantu ir aš labai dėkingas.